Labas vakaras visiems čia susirinkusiems, gana gausiai yra ir senai ir ilgai jau matytų veidų, bet taip pat ir šviežiai matomų veidų, labai malonus visus matyti. Architektūros kokybės vystymo asociacija, nors mes daugiausiai bendravom su architektais, bet iš tikrųjų labai norime įtraukti į mūsų edukacijas ir plačią visuomenę, kad bent jau tos mūsų diskusijos su nekilnojamo turto vystytojais, su tais pačiais architektais vyktų tokiais argumentuota kalba ir kad vienas kitą suprastų. Dėl to ir lygiai taip pačiai mes žvelgėme į miestą plačiai. Ir aprėpėme ir jo istoriją, ir netgi jo funkcionalumą, apie ką šitas ciklas ir yra. Galbūt jau matėte skelbime, mes kalbame apie 15-20 amžiaus antros pusės Vilniaus miesto paslaugas, tai yra be ko miestas negalėtų funkcionuoti, ir aišku, visos tos inžinerijos paslaugų infrastruktūros vystėsi ir jos, kaip sakant, tą miesto modernumo dvasią visų pirma ir atnešė į miestą. Ne? Tai šiandien mes turėsime labai įdomią, tikrai daug žinių sukaupusią lektoriaus paskaitą apie Vilniaus viešąjį transportą. Truputį noriu dar tik tai pasakyti, kad be architektūros vystymo asociacijos mes dar turime partnerį, kurio patalpose ir esame, tai yra Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros, mes kartu organizuojam šitą ciklą paskaitų. Na ir nebūtų įmanoma jo suorganizuoti be finansavimo, tad iš dalies finansavimo prisideda ir Vilniaus savivaldybė. Miesto savivaldybė. Tikrai dėkingi, kad mato prasmę ir miesto gyventojų supažindinimą su miesto istorija. Norėčiau trumpai pristatyti lektorių, kuris iš tikrųjų labai įdomus žmogus, labai atsidavęs būtent šiai temai transporto, karjeros pradžioj po Vilniaus pedagoginio instituto baigimo ir trumpo mokytavimo jis dirbo Vilniaus dailės kombinate, bet iš tiesų visa jo gyvenimo aistra buvo ir jo profesinė karjera. Jis dar nuo 1984 metų buvo Vilniaus senovinių automobilių ir motociklų klubo pirmininkas ir domėjasi automobiliais, nepriklausomybės aušroj buvo įsteigęs autoservisą, jis ir gabendavo į Lietuvą senovinius automobilius, juos remontuodavo ir ilgą laiką netgi buvo ir yra konsultantas, tyriantis visą Europos vakarų rinką, būtent kas susijęs su automobiliais ir panašiai. Jo ekspertinės žinias įvertino, metu dar vadinosi Lietuvos energetikos muziejus, dabar žinomas technikos, ir užsakė, kad Ričardas Žičkus paruoštų transporto ekspoziciją, kurią jis kuravo po 10 metų, kol, kaip žinia, statomas Hiltono viešbutis nenorėjo daugiau teritorijos ir buvo panaikintas šitas skyrius, aišku, labai gaila. Dar kurį laiką jis dirbo Lietuvos literatūros meno archyve ir dabar irgi darbuosi šioje agentūroje. Tokie ekspertai yra labai reikalingi šito irgi srity, kas susijęs su Vilniumi. Jo surinkta medžiaga net gulė pas jį į stalčių ar neliko gulėti archyvuose. Jis labai organizavo nemažai parodų, kas jau neišvengiamai neatsiejama nuo automobilininkų gyvenimo, tai ir Dakarui dedikuotų parodų, bet taip pat labai įdomi buvo paroda 2010 metais, tai buvo viešojo transporto bilietai nuo 1920 iki 2010 metų, tai čia technikos muziejuje. Taip pat buvo suorganizavo parodą Vilniaus arkliniam tramvajui 120 metų parodą lydėjimo. Visos šitos žinios atgulė į 2016 metais išleistą knygą, jau paties autorius parašyta Vilniaus viešasis transportas nuo iki 1941 metų. Taip pat 19 metais irgi
surengė unikalią tokią parodą 1937-1940 metų Vilnius šveicaro akimis. Čia gal paskaitoje mes išgirsime, kodėl, kaip atsirado šveicaras Vilniuje ir kodėl jo akimis reikėjo atskirą parodą daryti. Tai buvo tarptautinė konferencija, fotografijų paroda ir knyga išleista. Ir pernai taip pat, kadangi savaitgaliais darbuojasi šiltesniu metu Ričardas Molėtų technikos muziejuje, tai buvo irgi pernai surengė įdomią parodą Skraidantis sunkvežimiai, vadinasi, apie fotografijų parodą, apie ralio. Molėtų autokroso trasą. Molėtų autokroso trasą. Irgi išleido parodos katalogą. Tai aš čia tik dalį išvardinu, nes iš tikrųjų labai gausiai jis rengė tų parodų ir leido leidinius. Ir gal kai ką naujo, nes nesustojo rinkti medžiagos ir domėtis šituo ir galbūt ką nors naujo mes ir šiandien išvysime. Tai sutikiu žodį, Ričardas Žičkus. Ačiū labai ir tokį gražų pristatymą. Kaip ir daugiau kažką tai apie save galbūt pasakyti nelabai ir galėčiau. Neišvardinau tokius gal pagrindinius esminius, kaip sakoma, mano gyvenimo momentus. Tai turbūt pereikim gal jau prie mūsų, kadangi laikas eina, prie mūsų būsimo pasišnekėjimo. Taigi sudėliojau aš maždaug tas viešojo transporto pagrindinės Vilniaus miesto temas. Tos visos temos, kaip Aida minėjo, tilpo į mano 16 metais išleistą knygą. Jinai buvo pristatyta knygų mugėje, šita mano knyga. Tai va, tai kaip sakyt, pabandysiu aš jums per nepilną 1,5 valandos kažkokiu būdu papasakoti visą šios knygos turinį iš esmės. Ir gavosi taip, kad surinkau labai, turbūt 2 savaitės vargau, kol iš kelių šimtų, galbūt kelių tūkstančių dokumentų, vaizdų, nuotraukų sugebėjau atrinkti 60 vaizdų šitai paskaitai. Tai praktiškai, rodant, čia toksai mums gausis labiau slideshow, nes 60 vaizdų parodyti, jeigu skirsim dar truputį kažką apie tos vaizdus pasakyti, tai vienam vaizdui laiko turėsiu tik tai 1 minutę. Kažką tai labai stipriai komentuoti norėčiau. Kadangi paskaitų ciklus vedžiau čia agentūroje prieš 24 metais buvo atskira paskaita vien tik apie Vilniaus vežikus. Praeitais 25 metais paskaita buvo vien tik tai apie Vilniaus tramvajaus istoriją. Šiemet rudenį bus paskaita taip pat čia pas mus agentūroje apie Vilniaus autobusų istoriją. Tai kaip sakoma, kadangi išsidėstai temas atskiromis paskaitomis po 1,5 valandos ir dabar turi visą tai papasakoti per 1,5 valandos. Tai pasirodo, kažkaip anksčiau gyvenime su tuo nebuvau susidūręs, tai išsiplėsti visada yra daug lengviau negu susitraukti. Tai va čia tokia buvo problema ir pasiruošime tam visam ir visą kitą reikėjo pagalvoti, kas, kaip sakoma, kas man yra svarbiausia, kas gali būti įdomiausia publikai susirinkusiai čia, tai būtent jums. Tai tą visą, kaip sakoma, darbą teko šiek tiek padirbėti, skirti daugiau laiko, prisiminti daug ką, kas buvo pamiršta. Taigi mes paskaitoje pradėsim nuo vežikų, tada tramvajus, autobusai, šiek tiek apie taksi. Dar yra keletas rūšių, na, sakykime, kaip ir irgi buvusio visuomeninio transporto, galima sakyti, Vilniaus miesto. Tai būtent siaurasis geležinkelis. Taip pat, kaip sakoma, 2 variantai siauro geležinkelio buvo ir jie iš dalies buvo tie geležinkeliai kariniai praktiškai abudu, bet veždavo ir miesto gyventojus iš vienos vietos į kitą. Taip pat garlaiviai savo laikų, ta prasme, buvo labai, sakysim, populiari žmonėms susisiekimo priemonė, sakysim, kas gyveno Valakampiuose ar Verkiuose, tai tiesiog eiliniai gyventojai garlaiviais šiltuoju metų laiku naudodavosi kaip transporto priemonę pasiekti Vilniaus miesto centrą. Na ir dar vienas toks kaip ir rūšis
Tai buvo mokama, jinai egzistavo, tai keltai per nerį ir valtelės per nerį. Irgi taip pat buvo mokamos, kainuodavo ten keletą kapeikų ir už tos kelias kapeikas galima būdavo, žmonės galėdavo persikelti iš vienos Neries pusės į kitą pusę, nes ilgą laiką Vilniuje buvo per Neries upę, tik tai vienintelis, tai Žaliasis tiltas. Tai va, tai maždaug čia taip primečiau, kad kiekvienai tai temai galima bus skirti po 15 minučių. Tai vėlgi labai trumpas laikas, sakysim, papasakosiu apie vežikus, apie tramvajų, apie autobusus. Na, bet kažkaip bent jau supažindinti su esminiais dalykais gal ir pavyks. Taigi turbūt galim keliauti toliau. Tai pradėsime nuo vežikų, nuo seniausios viešojo transporto rūšies Vilniaus mieste. Tuo metu tai tikrai galima, kaip sakyti, drąsiai teigti, kad vežikai tai buvo viešasis transportas, kuriuo naudojosi Vilniaus miesto gyventojai. Aišku, jis nebuvo prieinamas visiems, jo dažniausiai naudodavosi tik tai, kaip sakoma, inteligentija, valdininkai naudodavosi būtent vežikų paslaugomis, žinoma, eiliniam darbininkam, kaip sakoma, darbo klasiai visai. Tai ta transporto priemonė buvo neprieinama ir jiem tekdavo pasiekti, sakysim, iš priemiesčių Vilniaus miesto centrą arba Vilniaus mieste vaikštinėti pėsčiomis. Ir būtent dėl šito vaikščiojimo pėsčiomis aš tokį įdomią istoriją savo gyvenimą paturėjau kažkada tai prieš gal 15 metų. Būdamas Berlyno technikos muziejuje, labai didelis gražus muziejus, nuėjęs į automobilių ekspoziciją, buvau labai nustebintas, kai pirmą eksponatą pačioj ekspozicijos pradžioj pamačiau ant didelės gražios tokios pakylos, dar ant tokio granitinio postamentėlio padėtus 2 senovinius batus. Ir man tada buvo taip kažkaip labai, ne iš karto aš suvokiu, aš galvoju, ką aš atėjau pažiūrėti automobilių, o pirmas eksponatas padėti batai. Tai mintis, tai aišku, bėgant laikui, jinai susigulėjo ir ten bebūdamas supratau, kad kol nebuvo vežikų, kol nebuvo tramvajaus, kol nebuvo autobusų, kaip sakoma, vienintelė pagalbinė priemonė žmogui keliauti, iš esmės buvo svarbu batai. Tai va, tai kaip sakoma, prasideda nuo keliavimo pėsčiomis, tada jau atsiranda kažkokios priemonės. Taigi Vilniaus vežikai, čia šiek tiek, čia yra akvarelė Peškos piešta ir akvarelėje matosi štai čia Rotušės aikštėje išsirikiavę vežikai. Būtų padidintas vaizdas. Šita akvarelė yra piešta 1797 metais. Jis saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje. Ir tai iš esmės yra turbūt vienintelis faktas, kurį man pavyko rasti, sakykime, kad jau 18 amžiaus pabaigoje Vilniuje buvo vežikai. Ir matome čia jų išsirikiavusi ne vieną, ne du, čia ko gero gera 10 jau jų išsirikiavusi. Tai turbūt drąsiai visiškai galime teigti, kad Vilniaus vežikai atsirado 18 amžiaus antroje pusėje. Manyčiau, labai tikslių datų, kada ten 1, 2 ir 3 vežikas kol kas nepavyko rasti. Bet jau pats tas faktas, kad nuo 18 amžiaus mes vežikus turėjome. Ir dabar keliaujant toliau per laiką, pirmoji tokia tikslesnė kažkokia statistika, kur paminėti yra būtent vežikai, tai yra 1835 metų Balinskio knyga Statistinis Vilniaus miesto aprašymas, vadinasi ta knyga, ir tai knygoje yra čia paimta viena nedidelė pastraipėlė, kurioje būtent jisai mini vežikus, arba tuo metu vežikai vadinti buvo fiakrais. Ir kad 1832 metais buvo Vilniuje jau 158 vežikai.
Na ir jis paminė labai įdomų faktą, kiek miesto valdžia surinko 1832 metais mokesčių iš vežikų. Tai 300 sidabrinių rublių, tai buvo tikrai nelabai maža suma, palyginus dar pagal vežikų skaičių. Ir dar vienas įdomus faktas minimas, kad jau tuo laiku vežikams buvo draudžiama važinėti po miestą, neturint keleivių, ieškoti gatvėse miesto keleivių, jie turėdavo keleivių laukti tik tai nustatytose tam vietose. Būtent čia tų vietų didesnė dalis yra išvardinta, kai kuriuose kitose dokumentuose tų vietų truputį yra daugiau, bet iš esmės pagrindinės vietos tai tikrai čia visos yra pasakytos. Na ir dabar kaip tie vežikai atrodė laikui bėgant. Čia mes matome dabar 1808, tai 19 amžiaus pati pradžia ir vežikas važiuoja kažkur tai katedros aikštėje matyti, čia ko gero Valdovų rūmų matosi kampas. Ir matome, kaip atrodo vežikas. Pats vežikas sėdi priekyje, čia smagu tai, kad galim žinoti aprangos spalvas. Tarp kitko, tos mėlynos livrėjos išliko gana ilgą laiką, būtent vežikų kaip specifinė apranga, sakykime, uniforma. Bet keleiviai sėdi ant suolelio, kuris yra išilgai puskarietės ir, kaip matom, nusisukę, kaip sakoma, vienas ne šalia kito, bet vienoje eilėje sėdi. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę pasisukęs į šoną. Tokiu būdu. Šitokio pavydalo puskarietės tuo metu būdavo vadinamos dažniausiai lineikomis. Tai gal turbūt dėl to, kad kaip sakoma, išilgai vežimų buvo padarytas suolas ir ant to suolo atsisėsdavo keleiviai. Ir čia dar vienas piešinys, irgi kalbantis apie 19 amžiaus pradžią. Ir šitame piešinyje mes vėl matome vežikas, panaši kepurė kaip ir akvarelėje, ir sėdi du keleiviai. Ir matot, turbūt, manau, kad čia moteris sėdi laiko skėti ir ten susikūprinęs už jos į kitą pusę nusisukęs vyriškis sėdi. Tai va toks buvo tų senesniųjų pirmųjų būtent vežikų, taip atrodo puskarietės. Toliau vaizdas keičiasi laikui bėgant. Ir jau 19 amžiaus viduryje atsiranda jau toks, mums pažįstamas galbūt vaizdas puskarietės, kai jau žmogus sėdi, kaip sakoma, važiavimas vidurines sėdės, bet kas labai svarbu atkreipti dėmesį, kad yra santykis būtent tos sėdimosios dalies, kaip žemai yra atlošas pačios puskarietės. Ir net žiūrint į šitą vaizdą panašu, kad pati ta puskarietė buvo skirta vienam keleiviui. Nes žiūrint į vaizdą, nelabai atrodo, kad galėtų dar nebent ant kelių galėtų panos pasisodinti. Čia mato žmogus važiuoja užsidėjęs ant kojų tokį užklotą specialų. Jau nuo 19 amžiaus tie užklotai, kas kiekvieną vežiką buvo privalomi. Kiekvienas vežikas turėjo turėti būtent odinį užklotą, kad esant vėsiam orui ir lyjant lietui, keleivis galėtų apsigaubti kojas. Na ir dar vienas, dar šiek tiek nedidelės statistikos, ten turėjom 35 metus, čia 1889 metai, 88, tai grubiai paėmus per 50 metų, ten mes turėjom 158 vežikus, po 50 metų Vilniuje jau yra 473 lengvieji vežikai ir 21 ekipažas, kaip su dviem arkliais, tokia šiek tiek didesnė puskarietė. Ir vėlgi čia mes turime ir šiek tiek skaičių. Tai yra kiek miesto valdžia surenka mokesčių iš vežikų. Taigi mokesčiai visą laiką buvo, kaip sakoma, miesto valdžios rankose ir, žinot, kai tik atsiranda bet kokia nauja verslo rūšis ar dar kažkas, tai dar kartais net neįsibėgėjus tai verslo rūšiai, mokesčiai mieste būtent tam transportui yra įvedami.
Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje, 1907 metais, miesto valdžia, miesto dūma įvedė mokesčius dviračiams ir automobiliams. Realiai Vilniaus gatvėmis tuo metu, statistikos neturim jokios tikslios, bet pagal laikraščius, pagal kažkokius prisiminimus, galima sakyti, kad galbūt važinėjo 2 ar 3 automobiliai 1907 metais. Ir tai dar abejoti, ar tikrai tai buvo, bet mokesčiai automobiliam jau yra įvedami. Tai va, su vežikais lygiai taip pat, kaip matome, visą laiką buvo apmokestinti. Na ir dar vienas vaizdas, būtent vėlgi matom tą senojo tipo puskarietę, kur man kartais net toksai juokingas mintis kyla, kad tiesiog keleivis sodindavo į tokį didžiulį bliūdą, prie kurio būdavo pritvirtinti ratai. Nes tas žmogus nei normaliai kažkur atsiremti, nei šonuose pasilaikyti, neturi už ko. Tai toks, sakyčiau, gal nelabai patogus reikalas, bet toks jisai buvo. Toliau vežikų puskarietės keičiasi. Čia mes matome jau 1916-17 metai, tai yra pirmasis pasaulinis karas, ir jau gerai matosi, kad jau laisvai sėdi, kaip sakoma, 2 keleiviai, 3 sėdi ant tokio aplenkiamo suolelio kareivis ir matome jau gana gili ta, sakykime, sėdimoji dalis, jau yra sulankstomas stogas uždėtas, kad blogam orui esant uždengtų keleivių nuo lietaus. Ir tas vaizdas praktiškai išlieka iki pat Antrojo pasaulinio karo pradžios. Būtent tokios puskarietės. Dar vienas dalykas, vežikų, kaip sakoma, teritorija ir kaip su jais atsiskaityti, kaip jiems mokėti. Ne? Tai 1903 metais buvo išleistos naujos taisyklės. Tų taisyklių pagrindų pasikeitė ir karietų tipas, nes miesto valdžia buvo davusi labai tikslų aprašymą, kokio turi būti pločio sėdynė keleiviams, aukščio, puskarietės, visus puskarietės būtent matmenis įstatymą surašiusi buvo. Ir dar vieną dalyką, pagamino vieną pavyzdinę puskarietę, kuri buvo demonstruojama ir prieinama, kaip sakoma, laisvai vežikams žmonėms, ir buvo saugoma ir rodoma Vilniaus miesto gaisrinėje. Ir tais metais būtent taisyklės atspausdintos jau viešai, kaip sakoma, išleistos atskiro leidiniu buvo 1906 metais, nes priimtos 1903 metų pabaigoje. Ir ten buvo nurodyta pagal, aš susidėliojau taškus žemėlapyje ir išvedžiojau čia raudonas juostas, pagal tuos taškus, kad šitame raudoname, nežinau kaip pavadinti geometrinę formą to daikto, čia skaitėsi vežikams miesto riba. Ir vežikam buvo nustatyta, kad jie iš keleivio gali imti atitinkamą kainą, veždami keleivį toj riboj, iš vienos vietos į kitą negalėjo, kaip sakoma, jokių kainų varijuoti. Jeigu veždavo keleivį, matot, žvėrynas neįeina į miesto ribą, bet čia kalbu apie vežikus, ne apie architektūrinius dalykus. Tai, sakysim, jeigu veža keleivį iš Senamiesčio į žvėryną, kaina jau sutartinė. Ir įdomus dar dalykas, kas liečia kainas, tai visada visais laikais, kiek man teko rasti tų, kaip sakoma, kainų išdėliojimų, kainų skelbimų vežikų, tai visada būdavo atskira kaina važiavimui iš stoties geležinkelio ir į stotį. Ir ta kaina būdavo visą laiką visais laikais gerokai didesnė. Tai toks išskirtinumas būdavo išskirtas objektas liekas. Ir čia dabar mes jau esame tarpukario laikotarpyje, vėlgi skaičiai, kad maždaug įsivaizduotumėt, kas vyksta. Tai 26 metais Vilniuje buvo 547 vežikai. Sakysim, ir kaip matome, tuos skaičius pagal metus svyruoja, sakykime, mažiausias skaičius 30 metais 409. Tai Vilniuje 30 metais buvo labai didelis kritimas, sumažėjo automobilių, motociklų, prasme, autobusų skaičius irgi labai stipriai sumažėjo mieste, apie tai dar gal šiek tiek kalbėsiu.
Nes buvo po pasaulinės 29 metų, kada krizė prasidėjo, tai tie tokie 30-31 metai labiausiai pasijautė būtent ta krizė, ypatingai Vilniuje. Sakykime, jeigu kalbėt apie tos dalykus įmant Kauną, ne, tai sakykime, Kaunas, Lietuva, tos krizės padarinius pajuto apie 33 pabaigą, 34 metais ten prasidėjo, net buvo įvairūs tokie pusiau kaip sukilimai ir maištai ir panašiai. Ir galiausiai tie skaičiai sukasi 500, 600 tam tarpe visą laiką. Ir čia yra, visi šitie skaičiai yra paimti iš Vilniaus statistikos metraščio. 38-39 metraščių nėra, nes paprastai statistikos metraštį išleisdavo po pusantrų metų maždaug statistikos departamentas, sutvarkęs visus duomenis. Tai kadangi 38 metų statistikos metraštis turėjo pasirodyti 39 metais, na ir matyt nebesulaukė, nes 39 prasidėjo pirmas pasaulinis karas rugsėjo mėnesį. Bet spaudoje ir 38 metų, ir 39 metų minima, kad Vilniuje buvo 600 plus minus. Ten kaip vienais žydais buvo 600 vežikų. Tai tie paskutiniai skaičiai, va čia kur yra 600, 578, jie maždaug išliko iki antrojo pasaulinio karo metų. Ir dar vienas vežikų toksai, na, kaip sakysim, tema vežikų. Tai yra vežikų patikos, kurios nuo 19 amžiaus irgi jau vykdavo. Kiekvienais metais vežikam būdavo, kaip sakoma, pranešama per spaudą, iškabinami skelbimai mieste, kad, sakysim, tą dieną, čia kalba eina 28 metai, balandžio 4 diena, ar ne? Tai ir išrikiuoti, kaip sakyti, apžiūra vyks tam tikromis valandomis, dienomis ir būtent pagal vežikų numerius. Nes kiekvienam vežikui kiekvienais metais po apžiūros būdavo išduodamas numeris. Vieną numerį jis turėdavo nusipiešti ant puskarietės galo. Vieną gaudavo metalinį numerį, tiksliau du, tokius vadinamus žetonus, nedidelius metalinius, kur būdavo vėlgi tas pats numeris iškaltas tam žetone ir vienas žetonas turėdavo būti pas savininką, o kitą žetoną vežikas turėdavo turėti visą laiką su savim kaip pažymėjimą. Panašiai kaip registra automobilio, mes turim šiandien kiekvienas registracijos dokumentus. Dažniausiai juos įvežiojame su savim. Tai tos apžiūros vykdavo kiekvienais metais ir pavyzdžiui 28 metais panašu, kad buvo tik tai vieną kartą metuose. Dažniausiai būdavo 2 kartus per metus. Vieną kartą pavasarį, kitą kartą maždaug lapkričio mėnesį. Pavasarį vežikai atvažiuodavo į patikrą su puskarietėmis, o lapkričio mėnesį turėdavo atvažiuoti su rogėmis. Nes žiemą vežikai važinėdavo su rogėmis ir visai neseniai dar, čia gal prieš kokią savaitę, dar vartydamas kai kuriuos lenkiškus laikraščius Vilniaus, radau tokį įdomų faktą, kad buvo jau 38 metais miesto valdžia buvo sugalvojusi valyti nuo sniego miesto gatvę žiemą. Tai vežikai rašė protesto laiškus, kad iš gatvių sniego nevalytų, nes jiem tada negali jie naudoti rogių, o vis tiek, visų gatvių kaip ir dabar neišvalo iki galo, tai sakysim, važinėti su puskarietė, su nežieminė transporto priemonė, jiem vežikam nesaugu, arkliai kojas susilaužo ir panašiai, tai jie reikalavo, kad gatvės būtų nevalomos ir kad jie galėtų važinėti su rogėmis. Na ir čia dar porą vaizdų tiesiog turbūt atkreipia mano dėmesį šiaip įvairių muziejuose ieškant vaizdų apie būtent Vilniaus transportą, tai va teko porą Mykolo Riaubos paveikslų aptikti Varšuvos nacionaliniam muziejui. Tai, kaip sakoma, kad objektas buvo pastebimas ir dailininkų. Ir vienas iš tokių dar dalykų, kad vežikai iki pat antrojo pasaulinio karo vis dėlto buvo tam tikrų Vilniaus miesto tokių simbolių. Jau, sakykime, vėliau kalbėsim apie taksi ir atsiradus taksi automobiliam, bet kažkaip tai, kai žiūrėjom statistiką, iki pat
39 metų, sakykime, ar ne, vežikų skaičius išliko toks, koks jis buvo. Atsirado per tą laiką, atsirado autobusai ir jie vis tiek niekaip neįtakoja vežikų skaičius. Aišku, vežikam pajamos sumažėjo, jie ten kiekvienais metais skundžiasi savo, sakyk, blogų gyvenimų ir tokių, žinot, dar, kaip sakyti, nors čia turim gražius vaizdus, bet vežikai, net galėčiau sakyti dažnai, bet atsitikdavo tokių dalykų, pavyzdžiui, kad važiuojant kažkur mieste įvyksta kažkoks įvykis ir arklys, sakysim, susilaužo koją, susižaloja, tokiu atveju arkliai yra negydomi, jie automatiškai yra nušaunami. Tai buvo toks vienas įvykis aprašytas spaudoje, kad vežikas paslydo kažkur tai, arklys trenkėsi į telegrafo stulpą galvą, nukrito automatiškai, irgi susilaužė kojas ir vežikas pamatęs visą tai, jau amžiaus žmogus buvo solidžiam, jisai su širdis sušlubavo ir jisai šalia to arklio mirė. Dar tokių istorijų apie vežikus yra, kad, sakysim, kada kažkas nutinka, arklys suserga ar panašiai, arba susižaloja, tai esu ne vieną žinutę radęs, kad įvykus tokiam įvykiui, net ir jauni vyrai, ten man atrodo, viena pranešime buvo 32 metų vyras vežikas, jau kada jam teko nušauti arklę, jisai po to parėjęs namo pasikorė. Tai toks gyvenimas. Ir šiaip vežikai buvo, kaip sakyti, galima, buvo labai aktyvus visais laikais, dalyvaudavo aktyviai rinkimuose, pavyzdžiui. Labai aktyviai dalyvaudavo banditizme, apiplėšinėdami keleivius. Didelė dalis vežikų buvo totalūs girtuokliai. Ta prasme, tai jie buvo visur jų. Ir kada spaudą skaitai, ta prasme, tai nėra nei vieno laikraščio numerio per metus, kad nors kažkaip tai vežikai laikraštėje nebūtų paminėti. Ir kai dabartinės technologijos leidžia, aš neseniai Krokuvos bibliotekos peržiūrinėjau skaitmeninę biblioteką, pasiėmiau, kaip sakoma, išskirtinį žodį bibliotekos skaitmeniniam fonde, įsivedžiau žodį vežikas. Na ir ten, kadangi Krokuvos bibliotekoje yra du pagrindiniai tarpukario Lietuvos laikraščiai, Vilniaus laikraščiai lenkų kalba, tai vienu žodžiu ten tų vaizdų man davė apie 18 nuorodų, kad yra apie 18 000. Ta prasme, tai vat jie tarpukario laikotarpiu, kaip sakoma, Vilniaus laikraščiuose tiek kartų yra paminėti. Tai 2 laikraščiai po 360 numerių, tai 700. Tai vienu žodžiu ten galima įsivaizduoti, kiek, kaip sakoma, kiek jie įvairiuose sferose buvo aktyvūs, ne tik keleivių vežime. Na ir paskutinis, prieš paskutinis tiksliau vaizdas apie vežikus, tai matot 45 metai ir čia Tiesos laikraštyje radau tokią įdomią. Na, visų pirma, aišku, atkreipė dėmesį mano piešinys iš karto pamačiau, tada paskaičius tekstą, čia ne visas yra, bet kas yra rašoma, kad Sovietų Sąjungos dailininkų sąjungos narys Michailas Rabinovičius tuo metu yra Vilniuje, jau pradėjo piešti sostinės vaizdus. Tai tik pradžia dideliam Vilniaus atseit albumui. Tačiau bandžiau to Rabinovičiaus paieškoti Googlėje, neradau absoliučiai nieko apie nusipelniusius Sovietų Sąjungos Vilniuje paišysi didvyrį. Bet, matome, vežiko nupaišyta, puskarėtė akivaizdžiai nieko nesiskiria nuo prieškarinių puskarėčių. Ir vieta, turbūt vietą atpažįstate, ne? Jau. Čia yra, šiuo metu turbūt baigėsi Pilies gatvė, prasideda Didžioji gatvė ir čia šone yra cerkvė, mažytė gatvė. Ir dabar dar galim pažiūrėti, kaip ta vieta atrodė ir kiek ten buvo vežikų lygiai prieš 100 metų. Tai skirtumą turbūt akivaizdžiai matote, kad ne kažin kas po kario liko. Tarp kitko, vienas dalykas dar toks įdomus, kaip ir neturim tikslios labai datos, kada vežikai atsirado tiksliai, sakykim, pirmieji. Turim tik tai tiek 18 amžiaus antrą pusę. Kada paskutinis vežikas pasitraukė iš Vilniaus miesto gatvių, perverčiau savivaldybės labai daug dokumentų,
bet taip ir neaptikau to fakto. Ir aplamai pokario metais, nuo pat 44 metų, neradau jokių užuomenų Vilniaus savivaldybės dokumentuose apie vežimus. Nors klausinėjau vyresnių žmonių, senųjų Vilniaus miesto miestelėnų, tai tokių, žinot, tų tikslių datų nėra, bet maždaug žmonės sako, kad dar 55 metais, 56 dar važinėjo keletas tų vežikų ir vienas Kęstutis irgi pažįsta žmogų, mūsų klubo narys, Rūnas Adomaitis, jisai kartais Vilniuje gal matėt su tokia labai gražios mėlynos spalvos kabrioletų BMW važinėjasi prieš karinį. Ir aš mačiau, man atrodo, vakar važiuojant, kadangi gražus oras buvo, tai kaip tik pro katedros aikštę, čia iš darbo važiuodamas jį sutikau, mačiau gatvėje. Tai vat jisai man pasakojo asmeniškai žmogus, kad 56 metais iš Telšių atvažiavęs į Vilnių mokytis, būtent dar būdamas jaunas mokytis technikume, ir iš stoties jisai važiavo iki technikumo su vežimu. Tai tokį faktą dar tuo metu buvo, bet sakau, oficialiai dokumentaliai tikrai nieko negaliu apie tai pasakyti. Taip, dabar turbūt pereikime prie tramvajaus. Įdomu, kaip čia mūsų tom, čia su mintim prastai visai. Taip, Vilniuje, kad buvo tramvajus, turbūt visi žino, ne? Kažkada tai prieš 40 metų turbūt, kai aš pradėjau domėtis būtent viešuoju transportu Vilniaus, tai dar retas vilnietis žinojo, kad Vilniuje kažkada tai buvo arklinis tramvajus. Na, šiandien turbūt jau visiems tai yra visiškai aišku. Taigi, arklinis tramvajus, kaip sakoma, pradėtas kurti, įgyvendinti 1887 metais, kai buvo paskelbtas konkursas norintiem įrengti Vilniuje arklinį tramvajų. 1909, o čia yra klaidės, prašau, čia turbūt 800, dabar čia pats, prašau, 91 metais jau Vilniaus miesto dūma patvirtino sutartį ir pasirinko rangovą ir 93 metais jau atidarė pirmasis Vilniaus arklinio tramvajaus dvi linijos. Dabar čia yra Vilniaus arklinio tramvajaus 1890 metų vienas iš pirmųjų projektų. Čia vėlgi tokia savotiškai įdomi istorija, kadangi visai netyčia interneto platybėse pamačiau vaizdą. Štai šitą vaizdą pamačiau internete ir buvo paminėta, kad tai yra būtent Vilniaus tramvajaus projekto brėžinys. Ir buvo iš dalies ne visai tiksliai nurodytas šaltinis. Aš turėdamas kantrybės, aišku, tą šaltinį ten iki galo išsišifravau, išsiaiškinau, kur tai yra. Pasirodo, kad šitie projektai visa medžiaga arklinio tramvajaus statybos yra saugoma Rusijos prezidento, tuo metu vadinosi Rusijos prezidento Jelcino vardo archyvas, dabar jisai vadinasi Rusijos prezidento archyvų, Jelcino vardo nebeliko. Su jais man pavyko susisiekti, visai draugiškai pabendrauti ir aš keletą bylų užsisakiau pas juos, bet istorija buvo įdomiausia turbūt toje vietoje, kai reikėjo atsiskaityti, nes jau buvo prasidėjęs Ukrainos karas ir jokių beveik oficialių kanalų atsiskaitimui nebuvo. Rezultatą man teko apeiti visus Vilniaus bankus, galų gale šiaip netaip įkalbėjau Swedbanko darbuotoją vieną, kad jisai vis dėlto pabandytų kažkaip tai man pagelbėti. Pagrindinė problema buvo tokia, kad kas su bankais kažkiek tai esat dirbę susijęs su visokiais pavedimais, ypatingai tarptautiniais, turbūt žinot, kad beveik visi pasaulio bankai turi tokį dalyką kaip SWIFT-ą. Kiekvienas bankas. Rusija yra išskirtinė šalis ir Rusijos valstybės bankas SWIFT-o neturi. Ir net banko darbuotojai, pildydami dokumentus tam, kad būtų galima pervesti pinigus,
Tuo labiau, kai tie jau tas atsiskaitimai su Rusija buvo blokuojami, jie net norėdami negali to padaryti. Bet vis dėlto, sakau, vienas banko darbuotojas ėmėsi, ačiū Dievui, jis tą sugebėjo padaryti, vis dėlto pasirodo, kad nėra taip, kad visiškai negalima būtų. Nes, valstybės bankė pagrindinės įmonės, naftos, metalurgijos, Rusijos pramonė, visi jie ten laiko ir būtent valstybės archyvai visi ten laiko savo sąskaitas. Tai vienu žodžiu, ta galimybė atsirado ir juokingiausia buvo tai, kad man kopijos 2 bylų kainavo 18 eurų. Reikėjo sumokėti archyvų. Pavedimas kainavo 89 eurų. Tai va tokios, kaip sakyti, istorijos. Ir va čia mes matome labai gražų brėžinį, kaip atrodė pirmieji arklinio tramvajaus vagonai. Čia matome bėgio, būtent arklinio tramvajaus brėžinį, kas yra smagu, kad pjūvyje bėgio yra duoti visi matmenys. Aš jau Vilniuje patikrinau dabar ypatingai, dirbdamas čia senamiesčio atnaujinimo agentūroje, vaikštom po senamiestį, fotografuojam, ieškom plūgų dalykų, fiksuojam tai, kas jau pataisyta padaryta. Ir kada pakėlęs galvą pamatau balkoną kažkur, tai yra ne vienoje vietoje balkonų, kur įdėti balkonus laiko bėgiai. Tai net keliose vietose važiavau, kopėčias pasiėmęs lipau, matavausi, vieną kartą ten namo šeimininkai nulaidino mane nuo 2 kopėčių, galvodami, kad gal aš noriu susprogdinti jų balkoną ar dar kažką tai padaryti to. Tai va, tai vienoje vietoje Maironio gatvėje, jeigu nesumeluosiu, 19 name, čia priešais Tymo turgų tiesiai, yra kaip tik virš į kiemą įvažiavimo arkos, yra balkonėlis, kur irgi yra bėgiai. Tie ir aš užsilipęs ten, prieš tai jau žinodamas susitaręs su namo, kaip sakoma, pagrindiniu namo valdytoju. Tai kaip gavau leidimą, užsilipau, išsimatavau ir 100% negaliu pasakyti, kad tai tikrai būtent arklinio tramvajaus bėgis, nes kai kurie matmenys labai artimas yra daiktas. Bet kai kurie matmenys ne visiškai atitinka. Tai čia gali būti tokie keli dalykai. Pirmas dalykas, mes šitą projektą čia turim 1890 metų. Tramvajus pradėtas ir pastatytas, įrengtas 1893 metais. Tai yra po 3 metų. Tai per tą laiką galėjo kažkas tai ir šiek tiek pasikeisti, žinoma. Bet, kad taip jau smagiai suradus gelžgalį, kurio matmenys būtų tikrai tokie, būčiau labai laimingas. Ir štai taip atrodė maždaug 20-ojo amžiaus pradžioje Vilniaus arklinis tramvajus. Čia mes matom Gedimino prospekto pradžią. Ir jeigu sugrįšim šiek tiek atgal, pirmieji vagonai buvo planuojami vizualiai pakankamai nedidukai. Matom. Galim tiesiog suskaičiuoti, yra 4 langai, šoniniai tramvajus. Ir, sakykime, ratai, pats ilgis tramvajus yra gana nedidelis. Jeigu mes žiūrim dabar į nuotrauką šitą, tai pirmas dalykas turime net 6 langus. Pasididinus nuotrauką matosi, kad ratai, būtent vagono, yra dvigubi. Tai yra ne 4 ratai, o iš viso 8 ratai. Kiekvienam šone po 2 ratus, priekyje ir gale. Tai ta prasme gerokai vagonas jau yra 20 amžiaus pradžioje didesnis. Dar toks vienas dalykas, šiaip renkant informaciją, realiai čia yra nuotrauka. Aš kada dariau parodą Vilniaus tramvajų 120 metų, tai iš vieno kolekcininko buvau pasiskolinęs 100 atvirukų, Vilniaus atvirukai, kuriuose yra tramvajai, ta prasme, fotografuoti. Bet tai yra atvirukai. Nuotraukų per savo gyvenimą, kiek domiuosi, tai yra daugiau kaip 40 metų, su Vilniaus tramvajumi arkliniu esu matęs gal tik tai 3. Aš labai atsiprašau, aš surinkau didelį kolekciją iš įvairių archyvų. Yra daug nuotraukų, kur pavaizduotas Vilniaus konkursas. Aš kalbu apie nuotraukas, kurias aš čiupinėjau. Gerai, bet šiaip kalbu, kad daug yra.
Bet vienintelės nuotraukos turbūt, bent jau aš irgi nesutikau niekur, tai yra Vilniaus arklinio tramvajaus atidarymo nuotraukos. Keista, nuotraukos su Vilniaus pirmuoju autobusu irgi neteko matyti, nors taip mums šiandien atrodytų, kad miesto bendraja prasme, tai vis dėlto tai yra įvykis. Ir jau, sakykime, 1893, kai buvo įveiktas arklinis tramvajus, jau fotografija egzistavo. Autobusas pirmas pradėjo, kalbėsim vėliau, 909 metais važiuoti. Bet kažkaip fotografai tuometiniai nelabai į tai atkreipė dėmesį. Taigi dabar pakalbėsim mes apie aktualią šiandien temą, apie elektrinį tramvajų, galbūt tramvajų metro ir panašiai. Čia kalbėsim trumpai tik tai apie elektrinį tramvajų. Tai pirmasis elektrinio tramvajaus projektas, pasiūlymas, galbūt net ne projektas, sakyčiau, jisai atsirado 1899 metais ir jį pasiūlė miesto valdžiai būtent arklinio tramvajaus bendrovė. Tačiau tai buvo pasiūlymas, kuris taip ir liko pasiūlymu, kaip ir daugelis kitų. Kadangi buvo skelbtas irgi elektriniam tramvajui tam tikras konkursas, tai tų pasiūlymų periodiškai vis ateidavo ir ateidavo, įdomu, jie ateidavo tokiom bangom. Vienais metais ateina 3-4 projektai, kažkoks tai Amerikos verslininkas Werneris iš Jungtinių valstijų atsiunčia Vilniaus miesto dūmai pasiūlymą įrengti elektrinį tramvajų, bet esmė viso pasiūlymo, kad jūs man pirmą sumokėkit pinigus, o tada aš įrengsiu tramvajų. Tai čia tokia mums šiandien dienai labai pažįstama schema turbūt, ar ne? Ir pagaliau 1899, tai čia yra 1899, būtent po to pasiūlymo tramvajų schema Vilniaus mieste. Žemėlapį šitą radau iš tam valstybės istorijos archyve Vilniuje. Ir čia matom išpaišytas linijas, iš esmės iš dalies jos atitinka buvusias arklinio tramvajaus linijas. Tik tai vienas dalykas, kad arklinis tramvajus važiavo iki Žvėryno tilto, čia jau važiuoja šiek tiek į Žvėryną, taip pat truputį Kalvarijų gatve ir iki būsimos elektrinės. Čia yra šita vieta pažymėta, čia yra elektrinė, kadangi 1899 dar elektrinės nebuvo tuo metu. Bet jau visi projektai buvo nuspręsta būtent čia statyti, tai elektrinį tramvajų irgi davedė į tos vietos. Na ir šiek tiek skiriasi su elektriniu tramvajum, kad jau toliau kalbėsime, pamatysim, kad, sakykime, linija Pylimo gatve išlieka kaip ir arklinio tramvajaus, šiek tiek prie stoties, taigi taip yra išdėstyta, nežinau kodėl. Tada eina viena linija per visą senamiestį tiesiai Didžiąją gatvę ir panašiai. Ir tada vėlgi Antakalnis. Arklinis tramvajus taip pat važiavo iki pat Antakalnio galo iki Pospieškos. Na, čia šiek tiek padidintas vaizdas būtent tų maršrutų. Ir sulaukiant 907 metų laikraščiuose, praktiškai beveik visuose Vilniaus laikraščiuose yra paskelbiamas ir išspausdinamas sąlygos, kurias turėtų atitikti norintys Vilniuje įrengti elektrinį tramvajų. Taigi viešai paskelbiamas konkursas. Ir čia šitoj vietoje aš prisiminiau tokią vieną istoriją, vienu metu labai populiarią, dabar jau šiek tiek nurimusią, tai apie Lenkijos maršalo Pilsudskio jaunystės nuotykius. Tai tas įvykis tikrai buvo Bezdonyse, traukinio apiplėšimas, kurio buvo pašto vagone vežami pinigai. Ir ta apiplėšimas įvyktas, pinigai, kaip sakoma, pavogti. Buvo sėkmingas. Gal daugiau negu pusę metų 1908 laikraščiai rašė, labai sunkiai sugaudė tuos dalyvius apiplėšimo, ten ilgai procesas vyko, bet dalį jų sugaudė, po to teismai vyko. Bet įdomiausia, kad vienu metu Vilniaus, taip sakyčiau, lenkiškoji
bendruomenė buvo susigalvojusi tokią istoriją, kad atseit tie pavogti pinigai, skaičius šitas čia jis, aš dabartiniai Wikipedijai tiesiog pažiūrėjau, yra 200 tūkstančių, bet įvairiuose leidiniuose jisai, ta suma keisdavosi. Bet jinai niekada, žmonės neįsivaizdavo, kiek pinigų reikia tramvajui pastatyti. Įrengti, ta prasme. Va. Ir labai dažnai, kaip sakyti, ir čia, net šiuolaikinėje Wikipedijoje, pinigai turėjo būti skirti tramvajaus, jau čia dabar apie elektrą nekalba, apie tramvajaus linijų tiesimą. Pirmas dalykas, kad jokių tramvajaus linijų niekas netėsė 908 metais. Kaip girdėjo, 907 tik tai konkursą paskelbė. Dar tik prasidėjo, kaip sakoma, tiek, kaip ir šiais laikais procesai vyksta gana ilgai. Tai, ta istorija tikrai buvo grinai fantazijos reikalas, bet tai, kad, manyčiau, jinai yra neteisinga. Ir čia dabar turime vėl tam pačiam Rusijos archyve dar vieną bylą rastą būtent su elektrinio tramvajaus medžiaga. Ir čia įdomus toksai dalykas, kuris parodo, kaip prieš daugiau negu 100 metų, kaip vyko valdininkiški, galbūt galima būtų pasakyti, procesai. Čia mes matome, ant to dokumento nemažai yra parašų pridėti. Ar ne? Ir matom, kad pats projektas datuotas 910 metais. Dabar ten viršutiniai daly buvo, aš pasididinau šitą dokumentą ir čia yra jisai 19 balandžio 911 metų. Tai yra, sakykime, beveik po metų. Ir čia yra patvirtinimas, kad projektas yra patvirtinamas Vilniaus miesto dūmus. Taip bus. Tai yra vienas parašas. Dabar žiūrim kitą. Vilniuje jau patvirtintas ir ten buvo 11 metai balandžio mėnuo. Projektas siunčiamas į centrinį valdžią į Peterburgą, į Vidaus reikalų ministeriją. Vidaus reikalų ministerija projektas pasiekė 2012 metais Liepos mėnesį. Tai grubiai po 1,5 metų pasiekė. Tai nuo 910 metų, kada jau turim paruoštą projektą, praeina 2 metai, kol projektas atkeliauja į Vidaus reikalų ministeriją Rusijos imperijos ir galiausiai projektas buvo atmestas. Dabar toj pačioj byloj turime maršrutą vieną, Stotis Žvėrynas. Biškį pasididinkim tą maršrutą. Ir matome nuo stoties geležinkelio, per Senamiestį, pro Katedros aikštę, per visą Gedimino prospektą, tramvajus atvažiuoja turėtų atvažiuoti iki pat Žvėryno. Dabar kokiamis gatvėmis eina tas tramvajus, aš čia specialiai sąrašiuką susirašiau. Taigi nuo geležinkelio stoties tramvajus eina geležinkelio gatve, tada Aušros vartų gatve, suka link Halės turgaus, Bazilijonų gatve, tada Visų šventųjų gatve ir ateina į Arklių ir Karmelitų gatves. Į vieną pusę turėtų važiuoti Karmelitų gatve, į kitą pusę Arklių gatve. Tada per Etmonų gatvę, tai čia, taip suprantu, kur yra šalia Filharmonijos, tas toks gražus pravažiavimas, ir tada suka link Rotušės. Čia yra Vilniaus Rotušė, šitoje vietoje. Tada toliau eina Didžiąją gatvę, davažiuoja iki cerkvės, tada suka į Latako gatvę, išvažiuoja prie sekančios didelės cerkvės. Ir čia matome parodytą dar papildomai planuojamą maršą. Tada važiuoja, čia turbūt būtų dabar Maironio gatvė, tada Barboros Radvilaitės gatvė iki Katedros aikštės ir vėlgi aplink Katedros aikštę yra apvažiavimas ir tada čia atsišakoja viena šaka link Antakalnio,
nuo Katedros aikštės, kita nueina per Senamiestį link Didžiosios Paguliankos. Ir tada per visą Gedimino prospektą važiuoja iki Žvėryno. Tai toks buvo suplanuotas maršrutas ir turbūt, kas vaikštote, o turbūt daugelis iš jūsų vaikštot po Senamiestį, ypatingai įdomios vietos tai yra šita vieta, kur siauros gatvės, ta pati Latako gatvė, irgi labai siaura. Ir štai čia matome, mes yra šitam pačiam projekte pjūvis. Ir čia yra štai šita vieta, būtent projekte, tai yra Arklių ir Karmelitų gatvių šitas kampas. Būtent čia būtų Arklių gatvė, čia būtų Karmelitų gatvė. Padarytas brėžinys. Na, Gedimino prospekte taip turėtų atrodyti. Būsimas elektrinis tramvajus, Žvėryno tiltas. Ir galiausiai, ten, kur mes žiūrėjom parašus, ar ne, 912 metų Liepos mėnesį atkeliauja projektas į Vidaus reikalų ministeriją, o rugpjūčio mėnesį 10 dieną lietuviškas laikraštis Vilnis išspausdino tokį pranešimą, kad elektrinio tramvajaus Vilniuje projektas yra atmestas. Pagrindinės priežastys – gatvių saugumas. Ir maždaug rašoma, kad čia, sakykime, pavadinimai labai gražūs yra. Reikos vienam tramvajai bėgti tegali tiesiomis gatvėmis, kurios, neskaitant šaligatvių, turi 3 sieksnių platumą. 3 sieksniai tai būtų apie 6 metrus. Toliau gatvės, kuriomis eina 2, turėtų būti 5, tai 5 sieksniai tai yra 10 metrų. Taip pat pažymima, kad tramvajaus linijos turi eiti gatvės vidurinę, o ne kraštu. Tarp kitko, šitas reikalavimas pirmaisiais metais įruošiant Arklinio tramvajaus projektą irgi buvo visur pabrėžiamas, tačiau vėliau statant jau patį projektą, daugelį vietų Arklinio tramvajaus bėgė ne vidury gatvės. Ir dėl tos priežasties pagrindiniai šitie dalykai, nes vienas momentas čia gaila net šitose brėžiniuose nėra, bet aš buvau aptikęs net laikraščiuose aprašant projektą, kad Didžiojoj gatvėje, ta vieta, kur jeigu mes eisim link Rotušės iš nuo katedros, ar ne, kur ateina mum kairiai pusėje lieka cerkvelė, va tas susiaurėjimas gatvės. Tai pirmoje versijoje buvo norima arba vieną, arba abudu namus apgriauti, kad praplatinti, nes jis tas susiaurėjimas, kai dar buvo namai priešais cerkvę dešinėje pusėje, ne, jis buvo dar siauresnis. Tai išgriauti arba po dalį namo, arba vienoje pusėje visą namą nugriauti. Kitas buvo fantastinis projektas. Nuo pakilimo, kur va ta tokia susidaro trikampė aikštė, kur baigėsi Pilies gatvė šiuo metu maždaug toje vietoje, kasti tunelį, kuris išlystų Rotušės aikštėje. Tai šitos idėjos miesto valdžia greitai atsisakė, o priežastis pagrindinė buvo ta, ne dėl to, kad tunelis yra blogai, bet iškasus tunelį, kadangi ten siaura vieta, pamatai namų, tai patys namai greitai pradės griūti, nes bus išardyta visa, kaip sakyti, pamatų struktūra. Dėl to šitos idėjos buvo iš karto atsisakyti. Ir čia gražiai pabaigiama tame pranešime laikraščio. Tokiu būdu vargiai greitai besulauksime Vilniuje elektros tramvajus. Labai tinka šiandieniniai dienai. Kaip matot, vėlgi 100 metų prieš. Problemos ir tematika visiškai, kaip sakoma, ta pati. Laikotarpiai visi tie patys. Maždaug procesai paruošiamieji iki statybos. Tai mūsų, kaip sakyti, gyvenime niekas
labai nesikeičia net prabėgus 100 metų iš principo. Bet miesto valdžia rankų nenuleido. 13 metais paruoštą projektą, pataisytą projektą pagal pastabas vėl teikia Vidaus reikalų ministerijai. Ir tuo pačiu prasideda 13 metais jau paieška elektrinio tramvajaus statybai pinigų. Vienas variantas tai buvo, čia apie kurį kalbama, kad Vilniaus miesto prezidentas išvyko į Peterburgą, būtent kalbėtis ir prašyti paskolos miestui tramvajaus statybai. Kita versija buvo tokia pati kaip Vilniaus pirmosios elektrinės statybos variantas, kur taip pat miesto valdžia išsiprašė, kad centrinė valdžia suteiktų galimybę, ta prasme, leistų išleisti akcijas, kurias miestas galėtų parduoti gyventojams ir tokiu būdu surinkti pinigus elektrinės statybai. Tai antra versija buvo, kad būtent ir tramvajų padaryti tokį patį veiksmą. Ir įvykių tame tarpe labai daug, aš čia peršoku per metus. Vienu žodžiu, tas projektas galų gale pataisytas, jisai centrinės valdžios 14 metais buvo patvirtintas, 1914 metais, bet vis dar buvo ieškoma tų finansų pinigų būtent pačiai statybai. Ir 15 metais praktiškai prieš pat jau vokiečių kariuomenei užeinant į Vilnių, dar randame vieną žinutę, kad tarp kitko buvo pasamdytas inžinierius Fuksas, 14 metais jau buvo pasamdytas, jam Vilniaus elektrinėje buvo, kaip sakoma, suteikta darbo vieta, kabinetas, nes jau 14 metais, kaip sakoma, prasidėjus Pirmam pasauliniam karui, buvo akivaizdu, kad planas buvo įsteigti visiškai atskirą biurą elektrinio tramvajaus statybai, miesto valdžios ribose. Tai to neįvyko, Fuksą pasodino elektrinėje ir būtent dar 15 metais dar vis vyksta projekto statybos patikslinimo pasitarimai savivaldybėje. Ir būtent pranešimą skaito, kas čia toksai, Jablonskis ir tas pats inžinierius Fuksas. Ir miesto projektas buvo pilnai patvirtintas. Pilna apimtimi, kaip sakoma, patvirtintas, be pastabų. Bet viskas baigėsi tuo, kad prasidėjo karas ir elektrinio tramvajaus mes taip ir nesulaukėme. Tačiau 24 metais mes sulaukėme dar vienos tramvajaus rūšies Vilniuje. Tai yra tramvajus su vidaus degimo varikliu. Pats pirmasis variantas to tramvajaus su vidaus degimo varikliu 24 metais buvo paimtas senas arklinio tramvajaus vagonas ir tiesiog jame sumontuotas vidaus degimo variklis. Ir buvo pradėta bandyti važinėti nuo katedros aikštės iki Pospieškos, tai yra Antakalnio maršrutas visas. Kodėl būtent tas maršrutas pasiliktas buvo? Pirmojo pasaulinio karo metu dalis kitų linijų bėgių, kadangi metalas buvo brangus karo metu, buvo išardyta. O Antakalnio linija kažkodėl tai išliko beveik sveika, nes Antakalnio linija buvo dalinai reikalinga būtent vokiečių kariuomeniai, tam, kad sužeistuosius vežti į Sapiegos ligoninę. Ir šiek tiek aš neradau, ta prasme, to pirmo pasaulinio karo brėžinių, matyt, jų reikėtų ieškoti jau Vokietijos archyvuose, nes pas mus nelabai yra to periodo tos medžiagos, nes, ta prasme, bėgiais nuvažiuodavo iš Antakalnio iki geležinkelio stoties. Tai ta dalis buvo išlikusi pirmo pasaulinio karo metais, nes kariuomenės buvo naudotas. Trumpai dar apie autobusus turbūt šiek tiek. Tai Vilniuje autobusai pirmieji pasirodė, autobusas pasirodė 1909 metais.
Čia Mokslo akademijos bibliotekoje man kažkada pavyko rasti tokį Vilniuje leistą humoristinį žurnalą, ant kurio viršelio net buvo įdėta karikatūra autobuso ir lenkų kalba nedidelis eilėraštukas, kurio esmė yra tokia, kad nepergyvenkit arkliai, viskas čia bus gerai, mus visus suvažinėja, automobiliai dings ir mes būsim laimingi. Čia dabar jau archyviniai dokumentai yra, tai pirmasis autobusas būtent buvo pavadinimų spaudoje, man pavyko aptikti tą pavadinimą Tružulo. Čia mes matom iš vieno iš pasiūlymų, prašymų leisti pradėti Vilniuje vežti keleivius autobusais. Prie prašymo tiesiog yra išplėšta iš kažkokio tai katalogėlio tų laikų automobilinio ir tiesiog pridėtas lapelis ir kas labai įdomu, kad kampe, matosi gražiai, kad išplėšta yra adresas nepilnus. Matosi. Antspaudas dėtas ir Vilnius Užupio gatvėje. Tai kažkoks tai gyvenantis pilietis Užupio gatvėje, matyt, bandė užsiimti automobilių prekybą. Ir turėjo katalogą, gal kelis katalogus, kuriuos leisdavo, kaip sakoma, verslininkam pasižiūrėti, o už pinigus turbūt vieną kitą lapą išsiplėšti. Nes būtent to katalogo gal kokiuose 8 pasiūlymuose yra vis kiti autobusai, nes kadangi tiek daug jų turbūt neturėjo, kad kituose pasiūlymuose kiti autobusai įdėti. Tai va, pirmasis Vilniaus autobusas turėjo atrodyti štai šitaip, ir čia matome būtent tas Tružulo variantas. Na ir pranešimas laikraštyje, birželio mėnesį, 13 diena, Lietuvos žinios pranešė, kad Vilniuje pradėjo važinėti iš Katedros aikštės į Verkius 14 vietų autobusas. Įdomu tai, kad 14 vietų autobusas turėjo net 2 klases. 1 klasė ir 2 klasė, šiek tiek skiriasi užmokestis. Nežinau, kiek ten galėjo skirtis komforto lygis tam autobuse. Nu, čia tas pats kaip savo laiku, kai mes turėjom tokį viešąjį transportą vadintą mikriukais, ar ne? Būtų smagu važiuoti, jeigu ten būtų 2 klasės. Jeigu kas pamenat mikriukus, turbūt daugelis jūsų pamenat, ar ne? Tai vad įsivaizduokit, 2 klasės ten būtų. Tai gal buvo stovintis? 1 klasėje galima rūkyti, 2 ne. Na ir dar tai, kaip sakyt, kad tas maršrutas buvo labai gyvybingas autobusų. Tai dar 14 metų lenkiškam laikraštį Vilniaus radau būtent, kad autobusai iš Vilniaus į Verkius važinėja, čia jau gražiai pas, kaip sakyt, nurodytos laikas išvykimo, visa kita, nurodyta kaina 30 kapeikų kainavo važiavimas į vieną pusę. Tai šiaip iki 1 pasaulinio karo buvo maždaug apie 12-13 bandymų pradėti vežti keleivius autobusais. Jie gana greitai pasibaigdavo. Vieni po 3 mėnesių, kiti po pusmečio pasibaigdavo. Bet yra kitas įdomus dalykas, kad kada vartai archyvo dokumentus, vis dėlto stebina tas žmonių entuziazmas ir aktyvumas. Kiekvienais metais Vilniaus miesto valdžia gaudavo po 10-15 prašymų leisti pradėti vežti keleivius. Bet tiek, kaip ir, pavyzdžiui, prieš pirmąjį patį 1909 metais, jau 8 metais buvo 9 prašymai pateikti leisti vežti. Ir ten buvo su tokiais pasiūlymais, kad mes paleisim 12 autobusų, padarysim 3 maršrutus ir čia bus Paryžius iš karto. Bet po to kažkaip to Paryžiaus neberandi. Net ir laikraščiai. Smagiausias dalykas tai, kad Vilniaus vežikų draugija 909 metais padavė prašymą, kurį, kaip sakoma, nurodė, kad jie nupirks 40 autobusų, susimetę vežikai ir padarys monopolį autobusų vežti keleivius. Prasme, tai tiem laikam aš nežinau, ten ar Berlynas galėjo sau leisti iškart vienu metu nupirkti 40 autobusų.
Tuo labiau, kad dar 909 metais autobusų gamintojų Europai buvo nulis. Ir vėlgi, kai kalbu apie nuotraukas, ar ne, tai čia vienas kolekcininkas man, kaip sakyti, paskolino skaną šito vaizdo ir matome čia prie universiteto Naugarduko gatvėje pastatų, matome į kadrą pakliuvusi gražų autobusą. Karo metai 16, arklinis tramvajus uždarytas, visa kita, klausimas, ar tas autobusas galėjo vežioti keleivius ar ne. Gal jisai priklausė kariuomeniai ir buvo skirtas kareiviam vežti, galbūt sužeistiesiems vežti, pritaikytas, bet vėlgi vos ne vienintelis vaizdas, kur akivaizdžiai Vilniuje matome tikrai akivaizdžiai autobusą. Na ir persikelkime dabar jau į tarpukarį. Taip, vėlgi daug istorijų yra aprašytų ir kas įdomu, vėlgi tyrinėjant spaudą ir skaitant, labai daug informacijos yra, kas bus rytoj. Pačiomis įvairiausiomis temomis galima rasti. Ir statybos, architektūros, bele kokiom, sakysim, ten mano rūpima tema. Kad planuojama, kad bus. Ir visada planuojama, kad bus, ir po to tu skaitai tos laikraščius vieną po kito verti, taip nebūna, niekada nebūna to. Ir kažkaip keista, kad parašytų, kad vat, bus, o po to įvyko. Ne. Dažniausiai išlenda kažkoks faktas, kad jau važiuoja. Ir paprastai nesusijęs faktas su anksčiau minėta informacija. Tai pirmieji Vilniui, sakykime taip, jau akivaizdžiai žinomi ir archyvo dokumentais patvirtinti, tarp kitko čia nuotrauka iš Vilniaus centrinio archyvo. Vėlgi pridėta prie dokumentų prašymo leisti vežti keleivius Vilniuje. Tai pirmieji po Pirmojo pasaulinio karo Vilniuje keleivius pradėjo vežti autobusai, kurie atvažiavo iš Rygos. 3 autobusai Fiat markės. Matyt, pats verslininkas buvo irgi iš Rygos žmogus ir dar su keliais vietiniais Vilniaus verslininkais, ten tokia gana, kaip sakyti, skirtinė įdomi visa istorija, bet galų gale jie 24 metų pabaigoje, jeigu neklystu spalio mėnesį, gavę leidimą, jau atsivežė tuos autobusus iš Rygos, 3 gražuolius, porą dienų tie autobusai stovėjo prie miesto savivaldybės miesto, kol buvo tvarkomi visi dokumentai, kol buvo atliekamos apžiūros ir taip toliau, tai ten, kaip laikraščiai rašo, kad kiekvieną dieną susirinkdavo gana nemažai žioplių, norinčių apeiti, apžiūrėdavo tos autobusus, tai miestui buvo šiokia tokia atrakcija. Ir 24 metų antroje pusėje jau pasirodė pirmie 3 autobusai, kaip ir cariniais laikais. Kada atsirado pirmieji, pasipila į miesto magistratą begalę pasiūlymų, duokit leidimą ir mes vešime. Ir iš karto dar tų pačių 24 metų pabaigoje pirmoji firma vadinosi Autoruch Vilniuje, jau atsiranda gruodžio mėnesį dar viena firma Autopolo. Irgi atsiveža porą autobusų, irgi gauna leidimą, pradeda vežti. Tada jau 25 metais tų firmų daugėja ir paskui tas rojus vežimo baigėsi. 26 metų pradžioj visos tos firmos pradėjusios vežti, visos bankrutuoja. Išparduoda autobusus, nes verslas nepasiteisino, keleivių nėra labai daug, gatvių stovis apgailėtinai visiškai apgailėtinas gatvių stovis, autobusai lūžta, genda, kaštai nepasiteisina ir galų gale tos jau vadinamos akcinės bendrovės išsibarsto, bankrutuoja, išparduoda tuos autobusus ir 26 metų pabaigoje tarp magistrato dokumentų radau tokį sąrašą, čia jo nebekėliau,
bet, ta prasme, išvardinti visi Vilniaus miesto autobusų vežėjai. Nėra nei vienos akcinės bendrovės. Vien išvardytos tik tai pavardės. Ir situacija įdomi, kada dar pasitikslinti tarp tų pavardžių ir panašiai, tai dažniausiai vieną autobusą turi 3-4 žmonės. Tai yra 3-4 vieno autobusų savininkai. Ir tada jau tas verslas toliau ten to keleivių vežimo jisai toliau vystosi. Žinoma, pasiūlymuose ten tų nuotraukyčių pridėta pačių stebuklingiausių, prancūziškų Berlyjet autobusų, pridėta dar tokių, žinot, prabangių didžiulių autobusų, 28 vietų, 34 vietų autobusų sudėti, kurie niekada iki, kaip sakoma, iki pirmo pasaulinio karo niekada Vilniuje ir Vilniaus krašte nevažinėjo, nes jie buvo netinkami tam, nebuvo nei kelių, nei gatvių. Dėl to buvo ir mažyčiai sunkvežimiai visą laiką, ir mažyčiai autobusai. Tai po to nuo 25 metų Vilniuje totaliai įsivyrauja Fordo T automobiliai. Beveik visi taksi automobiliai Fordai T, autobusai beveik visi yra ant Fordo T modelis sunkvežimio bazėje padaryti. Tik tai įdomu, būtent aš irgi šitą nuotrauką radau Vilniaus archyve, jinai buvo su visais dokumentais, tai autobusas iš Gdansko uosto, o Fordo gamykla buvo, dabar jeigu neklystu, Olandijai, europinė gamykla didžiulė, atvažiavo tik tai automobiliuko nosis ir visa važiuoklė, be kėbulų. Tai įdomus faktas, tai patvirtina, sakykime, kad pats kėbulas buvo pagamintas Vilniuje. Ir visi Fordukai, šitie nedidukai, jie būtent turėjo visiškai identiškus vienodus tos kėbulus. Ir pagal dokumentų datas, sakykime, diena, kada atvažiavo į Vilnių važiuoklę, po 14 dienų autobusas jau registruojamas su visų kėbulų pilnai pristatomas apžiūrai į miesto magistratą. Per 14 dienų, matyt, jau buvo šablonai kažkokie tai, kad per 14 dienų, tai yra 2 savaitės, autobusui uždėdavo tą fanerinį. Kėbulas visas buvo medinis. Pilnai visas iš medžio pagamintas ir vėlgi matom lygiai tas pats Fordas T, tik čia yra 28 metai, atkreipkite dėmesį į galinį autobusų dalį. Kaip po ilgesnės eksploatacijos, jau 28 metais Fordai T buvo nebegaminami, tai aiškiai tas automobilis yra gerokai ankstesnių metų ir kaip autobuso kėbulas po truputį pradeda irti. Būtent faniera karbonuojasi, įsisluoksniuoja ir jau jisai vargsta, na, bet jis vis tiek dar važiuoja. Ir 28-29 metais autobusai, čia aš buvau biškį didesnį vaizdą įsidėjęs prie katedros aikštės, matot, autobuso kėbuliuko išvaizda jau pasikeičia. Jis pasidaro apvalesnių formų, jau šiek tiek didesni ratai ir panašiai. Ta prasme, čia jau eina sekanti automobilių truputį karta naujesnė, bet įdomu tai, kad tuo metu per praktiškai metus, nepilnus 2 metus, pasikeičia visas autobusų parkas. Nes 28 metų pabaigoje, 29 metais Varšuvoje pastatoma Chevroleto General Motors surinkimo gamykla. Ir Lenkų valdžia pakeičia įstatymus susijusius su mokesčiais ir taip toliau, įveda daug lengvatų tiem, kas perka Lenkijoje pagamintus sunkvežimius, autobusus, tam, kad, skatinti ekonomiką visą Lenkijos. Ir automatiškai gaudami nuolaidas mokesčių, mažiau mokėdami už tuos autobusus, dauguma verslininkų senuosius tuos Fordus išklerusius parduoda, jie išsikelia į priemiestinius maršrutus ir miesto, kaip sakyt, autobusų parko vaizdas stipriai pasikeičia. Na, dar vienas vaizdelis, čia iš labai smagaus negatyvų archyvo Vilniuje rasto.
yra Kudirkos aikštė. Ten buvo tarpukariu nuo 26 metų priemiestinė autobusų stotis Kudirkos. Ir čia matome autobusus išsirikiavusius, sustojusius. Čia yra benzino kolonėlė šitam kampe. Ir matau keletą užrašų. Ir pasivartęs žurnalus lenkiškus radau būtent, kad tai yra Lenkų rafinerijos, Lenkų naftos fabriko būtent produkcija. Na ir sekantis etapas Vilniaus autobusų, tai 32 metai. Nes situacija buvo tokia, maždaug po 30 metų Vilniuje buvo virš 100 autobusų važinėjančių po miestą. Ir kaip jau minėjau, praktiškai visi 100 priklausė kiekvienas atskiram savininkui. Na jau ten paskui atsirado tam tikros bendrovės po truputį visą kitą, bet, sakysim, 100 autobusų ir 50 įmonių arba savininkų, na, savivaldybė iš esmės buvo didelis vardas. Juos suvaldyti, kad jie laikytųsi drausmės, laikytųsi nustatytų grafikų ir taip toliau ir taip toliau. Ir galiausiai savivaldybė paskelbė, nusprendžia, kad viskas atiduos vienam koncesininkui miesto transportą, paskelbė konkursą. Tam konkurse dalyvauja į draugiją susimetę tų senųjų autobusiukų savininkai, pasiūlymą savo pateikė ir pateikė iš Varšuvos įmonė, kuri atstovauja šveicarų automobilių sunkvežimių ir autobusų gamintojų Zauer iš Arbono miesto. Ir vienu žodžiu, aišku, turbūt visiems aišku, kad, na, pavargę autobusų savininkai, kurių bendrija susikūrė, ir atėję šveicarai, kas laimėtų konkursą savivaldybė. Logiškai, be jokių, tam, kaip sakyti, didelių debatų, šveicarai. Sakykite, aš pamiršti norėjau, tiesiog, kad ten konkursas buvo visiškai sutvarkęs ten, kad laimėtų šveicarai. Tai visas tas procesas įvyko, šveicarai laimėjo ir Vilniuje pradėjo važiuoti 33, kai kuriais metais 32, kai kuriais metais 34, būtent vieno modelio šveicariški Zauer autobusai. Čia matome, ten matėme katedros aikštėje pašventinimo autobusų. Tie patys papuošimai ant autobusų, čia autobusai iš katedros aikštės grįžta į autobusų parką. Tuo metu autobusų parkas buvo pastatytas būtent šveicaram pradėjus jau, kaip sakoma, eksploatuotų autobusų Savanorių prospekte, ten, kur dabar yra didžiulė Rimi priešais buvusi Vingio kino teatras. Ten dabar yra tokia nedidelė benzino kolonėlė miestas. Ir ten dar yra išlikęs vienas senas pastatėlis, jisai sovietinių laikų yra, bet jis tas pastatėlis priklausė, kol ten buvo autobusų parkas, būtent autobusų parko buvo kasa, jeigu neklystu, valgykla ar kažkas. Na ir pirmosios 32 metų sausio 1 dieną laikraštis Kurjer Vilenski paskelbė, kad Vilniui pradeda važinėti autobusai, 5 maršrutai, išvardinti maršrutai, kur kursuoja autobusai. Visa informacija prasideda, kaip sakyti, visiškai nauja autobusų era. Na ir vėlgi, tas, kaip sakoma, ta era užsibaigė 40 metų birželio mėnesį, kur patys matote, kad Vilniaus miesto to vadinamo Tomoko likvidatorius paskelbė konkursą parduoti 31 autobusą. Būtent Zaueris markės, tai praktiškai visus, kurie buvo nuo 32 metų, įmonė buvo likviduojama, jau Vilnius priklauso Lietuvai ir likviduojama ir autobusai bandomi išparduoti. Taip baigėsi mūsų autobusų Vilniaus prieškario istorijos. Na ir labai trumpai porą vaizdų, nes jau labai stipriai mes nukeliavom. Apie Vilniaus taksi vėlgi minėjau aš Fordus T. Čia gražiai matome būtent Fordą T. Kodėl čia taksi? Todėl, kad turi ant durelio apvalų. O
taksi pradžia Vilniuje, 909 metai kaip ir autobuso. Kiek tame teisybės, laikraščių 6 žmonėms sėdėti. Automobilių stotis, kuriuos galima nusisamdyti, yra Švento Jurgio prospekte priešais Torvito saldumyninę. Atleiskit, bet kur Torvito saldumyninė nežinau. Dar vienas skelbimas irgi to paties laikotarpio, kur galima nusisamdyti, tik tai čia jau nurodomas yra konkretus adresas. Tai yra Gedimino prospektas Sventojevskio Gedimino prospektas 27. Gal ta pati kontora, gal ne ta pati, sunku pasakyti. Bet jau yra automobiliai, kuriuos galima samdyti su vairuotoju. Tai ta prasme taksi, tikra taksi pradžia. Na ir vėl tačiau po keletų metų, 12 metais vėlgi 4 vietų automobiliai, kuriuos galima Parco viešbutyje išsinuomoti ir važinėti. Sakysim, automobilių nuoma. Ir čia dabar persikeliam jau į 21 metus, tai yra po pirmo pasaulinio karo, vėlgi esu aptikęs tokią žinutę labai savotišką, kad nuo gruodžio labai ta kalba, vertimai tie visi, ta prasme, žodžiai, nuo gruodžio 21 dienos pradėsės važinėti po miesto automobilis numeris 15, mieste bus mokama už valandas, už miesto, už kilometrą. Užsisakyti galima ten ir ten. Na ir pokario keletas taksi automobilių, čia yra iš vieno šeimos archyvo nuotrauka, čia žmogus maždaug su 30 metų Fiato taksauja. Čia tas pats žmogus jau nusipirkęs naujesnio modelio Fiatą ir toliau dirba taksistu. Matyt, neblogas verslas buvo turbūt. Na ir čia dar vienas vaizdas taksistų ir kaip matot, Vilniuje buvo šiaip jau tikrai labai populiarūs būtent Phaetono tipo atviri taksi automobiliai. Aišku, buvo, matom, to sekantis toliau stovi. Čia prie katedros aikštės. Taksi sustojime laukia klientų. Na, bet va, uždarų taip pat buvo. Dar galvoju, dabar dar vienas dalykas, jeigu jūs įžiūrite, na, čia labai sunkiai galima įžiūrėti, bet ant priekinių žibintų yra 14 numeriukas nupaišytas. Priekinių žibintų. Ir tas pats numeriukas 14 yra ant šono. Buvo privaloma taksistams ant priekinių žibintų, kad būtų užpaišytas taksi numeris. Tokia įdomi. Dar vienas dalykas, taksi automobiliam buvo nustatytas spalva. Taksi automobiliai jau tais laikais turėjo būti vienos spalvos visi. Tai tiek.